Lietuvoje nauja mada. Socialiniuose tinkluose atsiranda lietuvių, kurie sakosi atsivertę į islamą. Tikra, Lietuva yra gerovės valstybė. Jeigu užtenka pas mus 5, ta prasme, realiai 5, nes aš daugiau suskaičiuoti negaliu lietuvių musulmonų tiktokerių, kurie kalbėtų apie islamą, kad tai taptų mada, apie kurią reikia kalbėti per žinias. Lygtais pas mus nebūtų jokių absoliučiai kitų problemų. Ta prasme, alhamdulillah, ačiū Dievui už šitą palaimą. Filmuojasi ir aiškina kitiems, kodėl negalima valgyti kiaulienos ar vartoti alkoholio. Žinot, kas dar aiškina, kad negalima vartoti kiaulienos? Veganai. Ir žinot, kas dar aiškina, kad negalima vartoti alkoholio? Abstinentai. Tai gal ir jų tiktokerius pavadinkime mada ir pradėkime rodyti per žinias. Pasakoja, kodėl Jėzus islame laikomas tik pranašu, o vienintelis tikrasis Dievas esą yra Alachas. Taip pat yra ne viena krikščionių pakraipa, kur Jėzus nėra sudėvinamas. Tai pavyzdžiui, Jehovos liudytojai. Tai galbūt ir jų tiktokerius parodykime per žinias. O antroji dalis, kad tikrasis Dievas esą yra Alachas. Tai šiaip Alachas arabų kalboje reiškia Dievą. Ir arabų krikščionis vadina Jėzų Alacho sūnumi. Todėl sakyti, kad tikrasis Dievas esą yra Alachas, yra tas pats, kas sakyti, kad tikrasis Dievas esą yra Dievas. Ta prasme, gal podelį logikos. O taip pat, kada mergaitės turėtų pradėti dėvėti hidžabą ir kodėl santuoka iki nepilnametystės jiems atrodo priimtina. Pagal islamo teisininkų konsensusą, hidžabas nėra privalomas mergaitėms, nes jis yra privalomas subrendusioms moterims, tai reiškia moteriškosios lyties atstovėms, kurios yra pasiekusios lytinę brandą. Ir žinote, kam dar santuoka su nepilnamečiais atrodo priimtina? Krizinio nėštumo centrų direktoriai, kurie džiaugiasi tuo, kai vyrai, šiaip dažniausiai jau pilnamečiai vyrai, prisiima atsakomybę ir sudaro santuoką su nepilnametė mergina. Ir taip pat labai įdomus dalykas, kad šitam reportažui buvo parinktas žodis aiškina, lyg tais būtų nurodinėjama, kai iš tiesų tie musulmonai tiktokeriai tiesiog pasakoja apie savo gyvenimo būdą ir pasakoja, kodėl jie galvoja, kad tas gyvenimo būdas jiems yra priimtinesnis. Tai yra labai geras pavyzdys to, kaip žiniasklaida iškreipdama realybę formuoja žmonių visuomenės nuomonę. Ir būtent šiuo atveju yra kuriama iliuzija, kad islamas jau yra ant jūsų durų slenksčio ir jeigu nieks nebus daroma, tai kitais metais nebegalėsite patogiai sekmadienio vakare valgyti lašinukų užsigerdami savo mėgstamiausių švyturio gintarinių, nes pro langą žiūrės labai piktas musulmonas. Ir žinoma, tai yra ne žiniasklaida, bet propaganda. Ir nuojauta kužda, kad kažkas turėjo sumokėti labai nemažai už tas 5 propagandinio reportažo minutės. Tai ką jums reikia kito karto? Salam.